Čia visoms toms, katros nori ėsti saldę, bet beje dėl savo figūros. Nu, neišimtis ir aš. Tai čia tai saldainė nugrins paukščių peins. Va, žiūrėkit, galbūt į piragėlis. Nu, čia nesvarbu, kaip jūs pasidarysite. Bet užtruksite pasidaryti 5 minutės, neilgiau. Čia reikia porą šaukštelių želatinas į šiltą vandenį, nedidelį kiekį išsitirpinti. Nu, per kokį 10 minučių aš išsitirpinu. Nu, taip, kad tų gabalukų neliktų. Tada kokį, nu, gal 50 gramų pieniuką pašildyti čiučiut ir su tą želatiną sumaišyti. Nu, kol ten stov tas pieniuks su želatina, paimu 3 kiaušinius, atskiru nuo 3 ir tus 3 kiaušinių baltymus išplaku, bet neplaku iki putų. Nereik, biškį reik paplakti. Ienų aš įdedu vanilės biškioką dėl kvapą, biškį šiandien ir citrinas įspaudžiau, čiučiut, nu ir klevų sirupą. Irgi nedaug saldumų. Viskų išplakiau, supyliau va į induką, užbarščiau gryną šokoladą drožlėm biškį ir įdėjau šaldytuvą. Nu, aš galvoju, kai porą valandų reiks laukti, bet veizuką jau va dabar už valandikės drosė galima valgyti, tai jūs pasiveizėkit, va, mums toks yra drebutis, nu grina paukščių peinis, va. Tik va čia mano žala biški yra. Į dugną nusėdusi, bet tai negadins skonį nė gramų. Tai va, skanaus mergelės.